Tai sveiki, čia Šramėtis ir sveiki atvykę į special kalėdinį epizodą. Žinau, kad šitas epizodas turbūt išeis anksčiau, nes dėl tam tikrų problemų, kurias galbūt papasakosiu, bet jo, tai sveiki atvykę ir nežinau, gal kažkada matėte šitą svetainę, gal ne, bet čia yra Google sukurta kalėdų senelio kelionė. Čia yra daug skirtingų žaidimų, kaip galite matyti, ir manau, kai kurios tikrai prasieisim. Čia rodo dienų iki kalėdų, tai jau 14, jau toj bus 13 dienų, 14 dienų liko, labai gerai. Ir jo, manau, galime jau keliauti į mūsų pirmąjį žaidimą. Nu tai ką, galime apkirpti mūsų kalėdų senelį. Ar yra ribas, Aš manau, jis labai gražiai atrodys va taip. Pažiūrėk, koks gražuolis. Ar norėtum tokio? Va, mylimasis. Ir... Ar galiu padėti? Ok, opa ir opa. Nu, kalėdų senelis. Ne? Oi, čia taip praplauti reikia. Galėtų greičiau. Arba aš tiesiog galiu nuskusti viską. Žinai, reikia apsikirpti irgi kalėdų seneliui. Tai atrodys bent jau gražiai. Apsikirpa. Va, gražuolis. Dabar tikrai galėsi į dovanas visiems dalint. Atauginam dajusius plaukus. Ką dar galima padaryti su juo? O davai visas spalvas panaudojam. Paeitų. Oranžinė. Geltona. Žalia. Įdomu, čia tilps ar netilps? Žydra. Violetinė. Ir man atrodo, kad netilpa. Oi, čia atrodo kaip tam tikra vėliava. Nu, praktiškai tilpa. Galim užskaityti, manau. Ir labai... Ir opa. Mūsų gražuolis. Davai per viduriuką nuplaunam. Nors... Pala. Opa. Čia krenta? What? Apkirpsime labai... Ai, dar šitą reikia nuspalinti. Davai varom su violetinė. Va. Gražus. Also, kas norės pažaisti šitą žaidimą, ar čia kitus, kurios dar taip pat žaisime, aš paliksiu linką description'e. Ir iš tiesų, sakyčiau, visai neblogai atrodo, ane? Jo, labai gerai, bus nors atauginam jam davai čia plaukus ir padėm... Va, dabar tikrai galės jisai toks keliaut dalint dovanas. Na ir ką? Esame jau kitame žaidime. Ir ką čia daryti? Kas čia? Ai, čia tutorialas. Ką aš padariau? Kas čia? Ai, iš čia supratau. Man atrodo. A ne? Ai. Pala. O aš galiu... Kodėl aš noriu jį pasukti galiu aš? Ar ne? Ne, okei. Ar dabar paeis? Idealu. Jau atsirado spiruoklė. Okei. Aš nesu quite užtikrintas, kaip nukrenta čia ir... Kai reikia šitą arčiau. Ar dabar paeis? Ir... Ai, supratau. Aš šito nemačiau, kad čia yra 2. Vai, čia telpa? Ai, netelpa. Ne. Ai, what, kas čia vyksta? Pala, tai šitas nuvaro, ne? Čia ir... A kodėl taip? Taigi... Pala. Ne, va tai padarom. Ir... Ne, okei, arčiau. Kas jį arčiau? Ir Pala. Man labai blogai su fizika sekasi. Ir aš also dabar turėčiau kartotis fizikos kontūrai, tai... O tai gal va taip, ne? Kažkas... Jisai nerida.
Ne, kažkas čia ne to, man atrodo. Tipo, šoka, čia oi. O kas į biškį pasuktume, tipo, nurėda. Ir okei, bet... Man atrodo, ne čia turėtų būti spyruoklė. Bet... Palaukit. Man žinokit labai blogai su fizika. Ką? Kodėl? Ar aš pastriguoju ant antro levelio? Kas šitą, tarkim, patraukiam? Idealu. Šiaip ne taip. Okei, tai jisai iškrenta čia. Liauja va taip. Aš debilas. 2,000 years later. Mes nekomentuosime, kas tenais vyko, nes ten... Ką mums tai reikia žinot, ką? Aš nesuprantu. Va čia žiūrėkit. Beveik. O, easy. Iškart. O ne kaip tenais. Prasėdi daug laiko ir nieko nesupranti. Matot, kaip lengva. Iškart viską suprasiu. Easy. Jau, va, antro levelį. O kas čia? Kodėl čia... O ne. Kodėl čia taip? Nu, davai. Oi. Žiūrėkit, iškart, easy. Bliam, kaip aš norėčiau suvalgyti tuos saldainius. Kaifas būtų. O, kas čia, kodėl čia taip? Kodėl jisai rieda pats? Bet čia, o, pataikiau. Easy. Easy. Ai, o. Nes ten sakau, aš ten nesuprantu, kas ten vyksta. Ten kažkoks... Biški ne mano levelė, ne mano lygis. Ai, oi. Easy. Boom. Kelintam aš levelį? Šeštam, man atrodo. Kas čia? Ai, oi, pamečiau. Nieko. Žiūrėk. Tu, kad jisai rieda grybas ne ten, kur reikia. O, iškart, lengva. Sakau? Septintą lygį perim, ar čia 7 lygis? O ką čia daryt? Oi, priėjom levelį, kurį neturėjom prieit. O, maladėts. Okei, 8 levelį. Nu, davai, kas čia? Oi, man biškai galva, žinokit, jau nepaveža, kiek čia daug tų saldainių skanių. Bet perim. Perim. Aš galiu piešti, oh my god. Damn, kokių čia funkcijų yra? Žinot, aš norėčiau pabandyti nupiešti savo logotipą. Jeigu paeitų. Arba kokią eglutę, nes dabar pagalvojus, aš savo logotipą aš nenupiešiu. Kas čia? Okei, kaip... Nu, davai. Okei. Aš norėčiau... Ką aš norėčiau padaryti? Kas čia? Let's go. Okei. Aš norėčiau pabandyti nupiešti Romos karį. Tai vieną iš tiesiog paprastą legionierių. Ir kaip aš tai padarysiu, aš nuoširdžiai nežinau.
Okay, prasisinčiau čia, galbūt dėsiu šitą kaip thumbnailą, tai nereikia išsigąsti, jeigu jūs tokį jeigu jūs tokį pamatysite. Kas čia? Na ką, aš manyčiau, aš tikrai pesinčiau dailės mokyklą. Visai gražiai atrodo, ne? Suprantat, kas čia vyksta, ne? Jo, suprantat. Nu ir ką, manau, čia bus paskutinis žaidimas mūsų šiandieną. Ir čia bus greitas piešimas, kaip matote, manau, suprasti, kas čia vyksta. Tikėkimės. Piešti juostą. Nu davai, juostą. O, jie tu čia lietuviškai. O tik kaip man nupiešti juostą? Šparagą. Dantų šepi... Kokia juosta, kaip man juostą nu... Kokias turogės matai? O, easy. Riešutų spaustų... O, jetau. Kaip man tokį nupiešt? Oho, tualetas. Grybas, okei. Pasiduodu. Rogės. Pala, aš atsimenu, jis pradžiai rogės matė va tai va, ne? Tu, išdavikas. Išdavikas? Ne. Ne, pala, aš nemoku piešt. O? Sodo. Ko tu durns? Tu kad jis durns? Eik tu na. Okei. Aš moku piešt. Oho. O, vainikas, easy. Sniego senis, okei. Easy. Juostą. Aš nemoku. Juostą apie kokį... O čia spalvas galima keisti. Man, nu va, tarkim, nepatinka. Juostą. Nu tai gerai, kad tu matai tą liniją, blėt. Šparag... Iš kur tokio žodžio apskritai? Durnstu. Taigi juosta, kaip tu, blėt? Medis. Nu čia turėtų būti lengva. O, va, nu lengvai. Okei, jau 3. Dar kartą, aš noriu, kad būtų gerai. Megztinis, nemoku. Saksofonas. Mano piešimas kils... Okei, praeitas buvo geresnis. Žodžiu, nemoku šitos piešlinės ir jie duoda visą laiką. Tai realiai aš negaliu įvykti šitą žaidimą. Tenzorius, okei. Nu nežinau, jis debilas. Juosta, kaip tai įsivaizduoja kalėdus... What the fuck? Čia ne juosta, čia kaspinas. Rasizmas. Rasizmas, sakau. Kaip čia jisais? Tai aš negaliu tiesiog įpeistinti. Ornamentas. Nu, aš nemoku tiek. Nu, žodžiu. Išbandėm žaidimo ir, kaip sakiau, linkas bus description'e. Čia visai smagu yra pasižaisti. Ir taip pat gruodžio 24 yra Santa trackeris, rodo, kur yra kalėdų senelis. Ir realiai, ką galiu pasakyti? Visai toks įdomus dalykas, čia jau kelinti metai dar esmė yra. Ir ką galiu pasakyti?
Čia buvau aš Ramėtis, ačiū, kad žiūrėjote šitą video, nepamirškite paspausti tą raudoną subscribe mygtuką ir manau, kad viso gero.